Range Roverių pas mus paskutiniu metu padaugėjo, tai šiandien turim Velarą, prieš tai turėjom Evoque'ą, dar Range Roverį vieną laukiam, tai štai tokį mes rezultatą turim salono apšvietime. Tai pagal originalą klientas turėjo standartiškai salono apšvietimą, bet standartiškai buvo tik šitoj va vietoje juostelė. Labai blankiai šviečianti balta ir durų rankenos kažkiek buvo apšviestas ir viskas. Centrinis kelmas irgi buvo apšviestas, bet tik nuo čia iki čia ir tai labai blankiai. Dabar pas klientą štai taip palei visą ilgį prasišviečia panelė, labai gražiai atrodo. Buvo priimtas sprendimas biškį pakoreguoti panelę iš vidaus, pagręžt ir štai taip sumontuoti tą juostą. Tai labai gražiai gavosi, viskas susidėjo atgal, prasigrėžė. Taip pat iš viršaus irgi klientas norėjo kažkokio tai šešėlio, tai gavosi štai taip padaryti, į viršų irgi sumontuota juostelė, sėdinti iš viršaus, jūs jos nematot. Ir čia prie ortakių, kur pučia oras, štai čia pas mus gaunas krenta toks šešėlis ir štai čia ant panelės prie airbago panelės štai taip apsišviečia pas mus irgi krentantį šešėlį. Taip pat po kairę pusę, štai taip atrodo pas mus durų rankena pagal originalą buvo apšviesta, mes pakeitėm diodą. Čia juostelė pakeista ir durų kišenytė irgi apšviesta. Kojo apačia irgi apšviesta raudonai, dabar durys atidarytos, tai mirksi kliento originali lemputė balta, galimai kinietiška, nes mirksėt neturi. Štai tokį grožį mes turim, tai keičiasi spalvos, keičiasi ryškumas. Dabar galim nusistatyti savo bet kokią spalvą. Turim štai tokį rezultatą, štai taip atrodo balta, štai taip atrodo rūžava. Galbūt išeisiu iš toliau, parodysiu, kad matytųsi būtent ir centrinė panelė. Tai ryškumas reguliuojasi, spalvų įvairovė tikrai neapsiribosit viena spalva. Violetinė, rūžava, morkinė, žydra ir taip toliau. Galite sukombinuoti kelias spalvas, kad degtų pavyzdžiui raudona, persilietų su mėlyna ir su balta. 3 spalvas, 2 spalvas, galit nors 10 spalvų sukombinuoti. Tai štai taip pagražinom ir atnaujinom mašiną, nors jos naujint jau realiai nėra kur, nes man rodos šita mašina yra 23-2 gal metų, bet iki šiol eina šitie modeliai.